meškerės broliai. Judam į žvejybą. Vėl savaitgalis. Nauja žvejyba. Bet šį kartą biškį užsivėlinom iš po darbų. 5:30 vakarą. Dabar tik išjudam. Tai tas vakarinis toks bus labai trumpas. Naktį daug nežvejuosim. Tai liks tik tais kitą dieną ir naktis. Bet ką padarysim? Taip kad judam. Skubam ruoštis. Oras ne kažką, vėjas, šalta. Nu žiūrėsim kaip seksis. Nuvažiuosim, prie vandens aprodysim, kaip tas kokia situacija. Atvažiavom į Nauručių Grinkiškio tvenkinį. Neplatus, bet ilgas labai, įdomus, pirmą kartą. Taip kad bandysim žuvauti, kaip mums seksis matysim. Planas toks, vieną tašką pasidaryti savo priekrantei. Antrą, ten yra aiškus šuliukas šalia iškišulio. O trečią, kažkur pagal tuos medžius. Jeigu planas nepavyks, bandysim siekti aną krantą arba per vidurį. Žiūrėsim, kaip žuvis juda, kaip kas. Ką, nei žvyno, nei uodegos. Darbai laukia. Patrankos sumestos. 8:30 vakaro. Susivėlavom. Sektoriukas kažkiek apmėtytas. Tai vat. Biškį palaikėm MPV, nieko atsako nebuvo. Tai pasismulkinau grūdinę kultūrą, boilius. Tai žiūrėsim, ką čia duos vakaras, rytas. Kaip ir sakiau, pasidariau 3 taškus. Vieną tenai, pagal kampuką. Tai ten yra braškutė, fish foodą su peletėm ir granuliam. Aplink salą pasidariau naujus boiliukus išmėginti. Korn, skopeksas. Taip kad žiūrėsim, kaip jie dirbs. O čia vien palikau grūdinę kultūrą. Tai tigras, kvietys, kanapė, rapsas. Nu ir tiek. Viens buvo patempims. Nežinom dar kuo, kaip čia žuvauti. Pirmą kartą. Čia kaip naujokam labai smagus telkinys. Tai va, apsimiečiu visas pusės. Mano tokį supratimą, jeigu žuvis eis iš čia, anuom krantu, suras mano masalą. Jeigu eis iš tenai ant čia naktį, vis tiek vaikščios. Ten guli mano masalas. Ir anuom krantu, jeigu pareis, aplink salą šildytis. Irgi ten mano masalas. Taip, kad bandysim, žiūrėsim, jeigu ką koreguosim, artinsim, tolinsim, žiūrėsim. Žuvis vaikšto, nevaikšto, aktyvi, neaktyvi. Tai ką visi? Barzdatym! Labas rytas, kolegos. Taip, kad žvejojom iki 12 nakties, turėjom porą patempimų, bet nuliniai. Rytą dabar persimetėm, tai 2 žuvis, nedidelė, bet dupletas išėjo. Galvoju, dieną veiksmo bus. Pradėjau lyti, krapnuoti po biškį. Nu ką, paskui parodysim. Tai va, parodysim žuvytės, nėra didelės, bet smagu. Svarbu, ne su nuliais, kaip sakant. Naktį nežvejojom. Vakarė sumetėm iki nakties, nebuvo kibimų. Tai rytą permetėm meškerės. Buvo porą kibimų, dar 2 tušti. Tai vat parodysim gražuoliukus. Nėra dideli, bet nedidė esmė.
esmė, kad iš po kiekvienos žvejybos grįžti nesu nuliais. Geltonas, gražus. Ai. Tuo ir žavi karpių žvejyba, kad nežinai, koks užkėps, didelis ar mažas, bet visada džiaugsminga pagauti nors kažkokią žuvelioką. Oi, koks gyvybingas. Toks gražuolis. Gražus, stiprus. Reikia mylėti ir gerbti tokią žuvis. Antras dublis. Antras karpiokas. Biški mažesnis. Bet nelydė esmė. Per tokį orą, per lietų. Sugauti iš viso bent kažką jau yra smagu. Taip kad žvejojam, gaudom ir džiaugiamės laimikiais. Apa. Gražuoliukas. Bus daugiau. Pakvies tėtį mamą. Myliu carp fishingą. Sveikatą, ribokai. Geriam kavytę. Žodžiu, tokia situacija, kad rytą pagavom porą žuvų. Šiaip sunkus kibimai. Išbandėm begalę masalų, pavadėlių, bet orai nelepina. Laukia uraganinis vėjas, lietus, vakar kaip ir saulė, orų permainas, tai nėra ko norėti. Tai vat, pasidarėm, kaip ir minėjau, 3 taškelius, grūdinė kultūra, braškytė ir nauji boiliukai, korn ir skopeksas. Tai turėjau 2 kibimus, kibimai buvo iš boilio ir pelečių. Grūdinė kultūra kol kas rūkyklėlė. Bandėm masalus ir išlengvintus, kaip visada glory fishas. Žuvis ananasas. Tigriukas. Nu, žodžiu, prabandyta begalė istorijų. Prabandyta begalė tuva. Taip ir žuvis neaktyvi. Ieškom, dirbam, pakoregavom atstumus, gaudėm visą laiką nuo priekrantės, šalia krantą kitoj pusėj. Bet stebint tvenkinį, tai šuolių pamatėm vidury, ta prasme ne prie krantą. Taip kad pakoregavom atstumus, pakoregavom taškus. Bandysim, žiūrėsim. Dar prieš akį dieną, dabar 11 valandų, tai dar turim gerą dieną ir dar naktis. Rytą anksti pakuosimės, yra reikalų, taip kad, grubiai sakant, dar para laiko. Ką, žvejojantiem neišvyno, mums skanios kavytės ir gerų laimikių. Po visokių įtemptų darbų, pakeistų pavadėlių, šėrimo, sulaukim dar vieno kibimo. Nėra didelė žuvis, bet smagu per tokį orą, baisulinį. Smagu, kad kažkoks rezultatas yra.
Dirbam, nenustojam. Laukia sunki žuklė, bet mum barzda tim. Kuo sunkiau, tuo įdomiau. Mano emocijos po kibimo. Užsitaisėm naujų PVA. Bandysim, žiūrėsim. Begalė kombinacijų, begalė pavadėlių. Tuo ir smagi karpių žvejyba, kad reikia ieškoti, atrasti raktelį kažkokį. Sunki žvejyba, bet kaip sakant, kuo sunkiau, tuo įdomiau. Taip, kolektyvas. Kol kas nerandam to auksinio boilio. Iš taškų po kelis kibimus. Žuvis nedidelės. Tai nusprendžiau šitą nuimti. Mėčiau tenai ant paieškos vien su PVA. Ir kągi, rezultatas vienas kibimas. Taip, kad visą laiką reikia eksperimentuoti, nesumesti meškerių ir laukti. Bent aš taip darau. Čia ne pamokas, tik apžvalgos, kaip aš žuvauju, kaip aš gaudau. Žodžiu, bandom, ieškom. Taip, kad nuo priekrantės gaudžiau, turėjau kelis kibimus. Planai yra dabar ant vakarą atsitraukti į gylį, į vidurį. Nes priekrantė labai daug rezultatų neduoda. Žiūrėsim. Vieną meškerę paliksiu ant paieškos. Kiekvieną sykį permetant, vis skirtingai permesiu. Toliau, arčiau. Darbo. Vietas pastangų. Maža žuvis. Prašo malo. Vietus ištraukti. Wow. Tokie pietus neatstoja brangių restoranų, kavinių. Ai, gerai čia bus. Dydžiai nedžiugina, bet džiugina tas, kad atradom raktelį. Gražus karpiukai, stiprus. Kaip sakant, svarbu procesas. Nu ir pakoregavimas davė rezultatą. Du kibimai, dvi žuvis. Ten gaudžiau šalia kranto, tai atsitraukiau 10 metrų atgal. Tuo pasakoje du kibimai. Dirbam toliau. Nu va, taškų pakoregavimas atnešė rezultatą. Vėja gūsiai, žiauriniai, kelis sykis jau laikėm palapinę. Taip kad oras tikrai nelepina. Štai prabėgo dar vieną dienelę. Ne už kalnų. Eisim į naktį. Turėjom nemažai kibimų. 7 žuvis krante, turėjom dar karšių, taip tuščių kibimų. Taip, kad pakoregavom taškus, iš karto pasipylė kibimai. Nu, ta prasme, priekrantį gaudėm šalia kranto, tai turėjom porą ar 3 kibimus, atsitraukė
iš karto padidėjo kibimų skaičius. Aišku, nedžiugina žuvų dydžiai, bet kai tokiu oru, tai labai gal sakyčiau neblogai. Vėjas šiaurinis, kelis sykis laikėm palapinę. Šiaip stiprus gūsiai užeintai stovą. Mechanikas nuvertė, tai eim suprasti dar, kad tikrai didelis vėjas. Taip, kad pabandžiau fish foodą naujus boiliukus. Corn Squatters. Tai du taškai buvo padaryti iš boilių. Tai vienas braškytis saldas su peletėm ir Corn Squattersas. Tai dvi žuvis iš braškytės, o iš Squattersą per malūną maltą 5 kartai. Bet dar čia vakaras, dar naktis, aišku, dar bus tų kibimų. O puva naudoju puva peletės. Va, peletės. Geriausias miksas. Čia nuo labai mikro peletyčių iki 4, man atrodo, milimetrų. 1, 2, 3, 4 atrodo milimetrų. Šiaip bombinis dalykas. Aišku, gali užpilti dar kokį pagardų. Taip, kad dar pamaišau puva Bloodworm peletės 4 milimetrų. Čia vat, jau vienas pakils eini pabaigą, jau išnaudosiu. O masalus naudojam mažus, lofteriukus. Tai geriausiai pasirodė vėžiagyvis. Irgi vat peletytis. Pavadėlis fluorokarbons kombinuot. Dabar bandysim žuvis aktyvės, bet dydžiai nedžiugina, tai biškį pasistambinom boiliukus. Išdėsim tirpuką vieną. Ir ką bandysim. Ant nakties dėsiu gulinčius. Nuimsiu visus mažus masalus, dėsiu ant nakties didelius. Kaip mums seksis, pamatysim po nakties. Čia iš tikrųjų nereklamuoju fish foodą. Čia nėra reklama, yra daug gamintojų. Tiek boilių, tiek šeriminių, tiek miksai, puva, stikai. Jūs žvejokit, kaip jūs norit. Čia manęs ne viens paklausė, ant ko gaudau, kaip gaudau. Tai aš parodau tik savo nuomonę. Niekam neperšu tos nuomonės. Jūs žvejokit, ant ko norit. Aš draugauju su fish foodu jau 2 metai. Gaudau tiek laukiniuose telkiniuose, tiek komerciniuose. Rezultatai džiugina. Šiemet 5 žvejyba. Tai galiu pasidžiaugti, kad žuvų skaičius visą laiką būna pamestas. Arba tikrai daug kibimų. Taip kad man patinka. Visą laiką šviežus, greit pristato. Super šaika, fish food linkėjimai. Kolektyvai. Taip, kad jūs žuvaukit ant ko norit, kaip norit. Aš tik parodau savo žvejybos eigą. Tai kas žiūrės like, prenumeratą, jeigu nesunku, man būtų labai malonu ir žinočiau, kad tikrai video patinka, tinka, tai būtų perspektyva kurti ir tobulėti. Kaip ką dar sugausim, būtinai parodysim. Ką, vieną varom į Čikagą, paieškai.
Kokia žuvis. Vakarėje prasidėjo kibimai. Taip kad dirbam, judam. Žuveliokai kaip visada stiprus. Smagu. Oras tai kaip visada beprotiškai fantastiškas. Ai, gerai, čia viskas vyksta. Šiaip visiems, kas pradedantis, rekomenduoju. Grinkiškių Nauručių tvenkinys. Šiaip žiauriai stipri žuvis, esu gaudęs tikrai. Ir pas Gintautą Valutį, Tauragėj. Pažiūrėkit, kas daros. Nu, nein padaryt. Žuvis nedidelis, bet tikrai žiauriai stiprias. Kas pradedantis, tikrai rekomenduoju atvykti čia. Nereik galingų kotų, metimas netolimas. Šiaip patirsite emocijų labai daug. Smagus tvenkinukas, tikrai rekomendacija. Paliksiu gale video komentarą, kur galite kreiptis pas Marių. Mariukas čia prižiūri tą tvenkinuką. Žiauriai. Gražu, tvarkinga, žolės apipjautas. Šiaip vieta tai pasakiškai. Bet dar galiu sykį pridurti, žuvis tikrai stiprius. Visos dienos rezultatas davė savo. Kol kas yra big fishas. Nėra didelė žuvis, bet šio mūsų sesijos, kaip sakant, big fishas. Taip kad pakeitus šeriminę, kaip sakant, bazę, viską pastambinus, atėjo didesnė žuvis. Vienas atitrūko, nemažas. Antras, noriu jums pasirodyti. Žviniukas gražus, torpeda. Pasakiškai graži žuvis. Dar kartą pasikartosiu. Visiems rekomenduoju pradedantėjam. Kas pradeda žvejoti, čia tikrai atvažiuoti pas Marių. Taip kad va tokie čia gražuoliai kimba. Torpediniai monstrai. Žvėriškai sunkus traukimas. Pasakiškai graži žuvis. Ir pasakiškai graži gamta. Ko gero, didžiausia šios sesijos žuvytė. Taip kad pasaka. Einam į naktį. Maks palaikom dar 2 valandas meškerės. Visą dieną smelkė, lietus. Bet šiaip žvejyba buvo bombinė, sėkminga. Kaip ir prieš tai kelios. 5 žuklė. Visas skirtingas telkiniuose. Pagauta tikrai įspūdingų skaičių žuvies. Reiškia, viską darom teisingai. Tiek jaukai, tiek masalai. Bet manau, dar kažkas sujudės. Nors jeigu ir nesujudės, aš manau, kad jau šią žvejybą užskaitau. 8 žuvis krante, dar turėjom kelis hodus, karščiai keli. Kaip tokiu oru. Tai manau, kad super. Štai ir prabėgo eilinė žvejyba. Taip kad naktį dar turėjom kibimų, mažiukai ištraukėm. Rytą dar turėjom kibimą, bet jau neberodėm, tai dideli. Taip kad trumpa gavo sesija, atvažiavom penktadienį 9 valandą, tik vakarę sumetėm. Dabar pusė 9 rytą, jau mes važiuojam namo, reikalų yra. Taip kad pažvėjavom tik realiai vakar dieną, naktim negaudinom, nepermetinėdavom. Žodžiu, trumpas įsijykė, bet pavykus kažkur
10 žuveliokų, 8-10 žuvų. Tai dydžiai nelabai dideli, bet labai jau stiprus. Visiems rekomenduoju, kas pradedantieji, būtinai aplankyti Mauručių Grinkiškių tvenkinį. Marius ten prižiūri. Super galinga žuvis, tikrai stiprius. Esu gaudęs daug kur, tai tikrai galiu drąsiai sakyti stipriausi karpiukai. Taip kad iki sekančių nuotykių.